Ar pastebėjai, kad vienomis dienomis jaučiamės taip, lyg kalnus galėtume nuversti, o kitomis viena maža smulkmena gali visiškai išmušti iš vėžių? Tai susijęs su mūsų vidiniu pasauliu, kurį nuolat judina du dalykai – emocijos ir jausmai. Emocijos kyla akimirksniu mūsų kūne. Tai instinktyvi, trumpa reakcija į tai, kas vyksta čia ir dabar. Įsivaizduok, tavo partneris netikėtai grįžta namo su tavo mėgstamu desertu. Tavo veide nušvinta šypsena, akyse pasirodo džiaugsmo žiburiukai. Ir ši intensyvi emocija vyksta vos kelias minutes, kol tu mėgaujasi skanėstu. O va jausmai – tai visai kas kita. Jausmai gyvena giliai mūsų viduje, širdyje. Jie neturi tokio stipraus pirminio šoko. Jie susideda iš trumpų mažų akimirkų, šimtų mažų akimirkų, kurias mūsų patirtis ir prisiminimai sujungia į vieną ilgą istoriją. Tas pats desertas, jūsų partnerio rodomas dėmesys ir palaikymas bėgant laikui virsta gilia stabilia meile. Jūs mylite savo žmogų ne tada, kai jis išvykęs, ar net kai dėl kažko susiginčijate. Jausmai lieka, jie turi ilgą atmintį. Ir čia labai svarbu yra emocinis intelektas. Tai nėra gebėjimas užgniaužti savo išgyvenimus ar tapti šaltu robotu, priešingai. Tai menas leisti viskam kilti, bet neleisti emocijoms priimti sprendimų už tave. Kai užklumpa stipri banga, įniršis, stresas ar baimė, mūsų emocinis centras bando visiškai perimti valdžią. Kaip sau padėti čia ir dabar? Akimirkos įkarštyje tai padaryti nėra lengva, tačiau įmanoma. Reikia sustoti, ramiai giliai įkvėpti ir lėtai iškvėpti ir tada įvardinti emociją. Pavyzdžiui, dabar aš jaučiu pyktį. Emocijos įvardijimas padeda smegenims išeiti iš šitos stiprios, intensyvios emocijos reakcijos į stebėtojo poziciją. Tu sugrįžti į savo kėdę kaip vairuotojas. Man labai patinka viena graži metafora apie laivą, kuris plaukia per vandenyną. Vėjo gūsiai ir bangos, kurios tėškėsi į laivo bortą, tai emocijos. O povandeninis gilios srovės, kurios neša laivą tam tikrą kryptimi, tai jausmai. O emocinis intelektas – tai tavo kaip kapitono meistriškumas sukti laivą tau reikalinga kryptimi. Leiskite emocijoms kaip bangoms kilti, tačiau valdykite savo laivą ir sukite jį būtent ten, kur jums reikia, nes kompasas jūsų rankose. Būk savo laivo kapitonas.